Šį kartą organizuojame pilnai nuotolinį susitikimą. Tai kolegos pristatys, pasidalins informaciją apie patį švietimo ir konsultavimo priemonių procesą, tai yra atsakomybės, ataskaitų teikimą ir panašiai. Taipogi pristatys informaciją apie tai, kokius rezultatus mes matome patikrinę praėjusiais metais už dar prieš tai buvusius metus, tai yra 23 metais įgyvendintas švietimo ir konsultavimo priemonės ir be abejo pasidalinsime gerąją praktiką, tai yra tiek mūsų parengta ir agentūroje viešai skelbiama metodinė informacija, gairėmis, kaip geriau rengti ataskaitas, kokius pagrindžiančius dokumentus pateikti, kad greičiau mes patikrintume ir kokios priemonės yra efektyviausios. Ir lygiai taip pat priminsime ir savo agentūros informaciją apie mūsų agentūros parengtas energijos taupimo gaires, kurios galbūt bus naudingos ir jūsų veikloje. Ir pradžioje mano kolegė Agnė iš energinio efektyvumo didinimo kompetencijų centro trumpai pristatys ENSMOV Plus projektą, kadangi įgyvendindami šį projektą mes su kitomis šalimis narėmis nuolat peržiūrime tarp kitų veiklų ir būtent švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo eigą ir rengiame įvairiausius pasiūlymus ir organizuojame seminarus. Iš karto gal sutarkime dėl pačios eigos, gal tuomet po kiekvieno pristatymo tiesiog pakelkite virtualią ranką ir tuomet galėsite užduoti klausimus. Bet pradžioj išklausykime tiesiog pristatymų, nes galbūt kai kurie klausimai bus atsakomi ir pristatymo metu. Tai būtų tiek labai trumpai apie patį mūsų susitikimo tikslą ir tuomet pakviesiu savo kolegę Agnę trumpai pristatyti projektą, o vėliau energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro atstovų paprašysiu pristatyti informaciją apie patį, kaip ir minėjome, susitarimo, švietimo ir konsultavimo priemonių susitarimų rezultatus ir teisinį reglamentavimą. Tai prašom, Agne. Ačiū labai. Tai trumpai gal peržvelgsiu mūsų dienotvarkę, tai kaip direktorė ir paminėjo, kad kiekviena tema yra išskaidyta ir čia netgi gal taip smulkiai nepažymėta dienotvarkėje, bet jinai bus dar smulkiau truputėlį pasakojama ir kaip jau minėjo, kad būtinai galėsite užduoti klausimus, jeigu nedrįstate, rašykite į chatą. Tai trumpai peržvelgsiu dienotvarkę, tai bus pristatoma, kaip jau minėjo, ENSMOV Plus projektas, taip pat bus pristatoma švietimo ir konsultavimo susitarimų indėlis siekiant įgyvendinti nacionalinius energijos efektyvumo tikslus ir uždavinius, taip pat susitarimų procesas ir jo teisinis reglamentavimas, susitarimų įgyvendinimo 23 metų rezultatai, priemonių įgyvendinimo gairės energijos tiekėjams, ir pačios energijos taupimo gairės, kurios yra skirtos gyventojams ir įmonėms viešojo sektoriaus institucijoms. Kaip jau buvo minėta, agentūra dalyvauja ir yra vienas iš partnerių projekte ENSMOV Plus. Ir šio projekto tikslas yra padėti valdžios institucijoms ir suinteresuotoms šalims įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimus, kurie yra nustatyti energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje 7 straipsnėje. Ir šio straipsnio šioje direktyvoje 7 straipsnėje yra nustatyta, kad valstybės narės privalo įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų sistemą arba alternatyvias priemonės, kad per įsipareigotą laikotarpį 21-30 metus būtų pasiektas bendras energijos taupimo tikslas.
Na ir jau šis projektas gyvuoja 3 metus, jis yra tęstinis, prieš tai buvo NSMOV projektas. Na ir dar ką norėčiau paminėti, tai prieš nepilnus metus turėjome susitikimą su įmonėmis, kurios yra sudariusios energijos taupymo susitarimus. Joms buvo pristatytas procesas ir pati eiga energijos taupymo susitarimų ir iš tikrųjų susilaukėme daug dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo. Na ir buvo klausimas, ar būtų galima padaryti tokius mokymus, tokį seminarą ir švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo tema. Tai kaip tik priėjome prie to ir šiandien tą ir padarysime. Tai dar trumpai, kaip jau minėjau, esame NSMOV Plus projekto nariai. Šiame projekte yra 12 valstybių, kurios yra mūsų taip pat partneriai. Tai, kaip matote, yra ir Austrija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, na ir Slovėnija. Kai kurios šalis yra nepaminėtos, bet jos taip pat ES šalis prisideda teikdamos savo informaciją, dalindamasi savo žiniomis prie projekto. Tai tiek labai trumpai apie NSMOV Plus projektą ir keliaujam tada toliau į švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo procesą. Tai švietimo ir konsultavimo susitarimų procesą ir jo teisinį reglamentavimą pristatys energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovė Rasa Jaciničienė. Tai laba diena visiems. Ir prašysiu tuomet Agnę įjungti kitą skaidrę. Tai trumpai apie nacionalinius tikslus. Tai pernai spalio mėnesį Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė atnaujintam nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui. Jame numatyti tikslai, kurių Lietuva sieks 21-30 metų laikotarpiu ir pateikiamoje schemoje matyti energijos vartojimo efektyvumo tikslai. Tai yra tikslas 21-30 metų laikotarpiu pasiekti 39 teravatvalandžių sutaupymą. Schemos apačioje juoda spalva žymima švietimo ir konsultavimo priemonių indėlis. Tai yra prie šių tikslų švietimo ir konsultavimo priemonės prisidės 7%. Tokie planuojami tikslai numatyti nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Agne, prašysiu kitos skaidrės. Tai kas 2 metus, tai ir šiais metais, 25-aisiais, prieš tai 23-ais, Lietuvos energetikos agentūra rengia minėto nacionalinio energijos klimato srities veiksmų plano pažangos ataskaitą. Ir mes deklaruojam sutaupimus Europos komisijai. Šiai dienai paskutinės 23 metų ataskaitos rezultatai pateikiami schemose. Tai yra energijos sutaupimai pagal sektorius, jų pasiskirstimas pagal sektorius pateikiamas kairėje. Tai jie pasiskirstė taip. Didžiausi sutaupimai pasiekti transporto sektoriuje, kituose sektoriuose pasiskirstė tolygiai. Dešinėje pateikiamoje schemoje matyti, kad skirstant energijos sutaupimus pagal politikos priemonės tikslą, pagal politikos priemonės tipą, švietimo ir konsultavimo priemonės 14% prisidėjo prie jau pasiekto energijos sutaupimo rezultato. Tai šį pavasarį parengę naują ataskaitą vėl turėsim atnaujintus duomenis. Kitą skaidrę prašysiu, Agne. Ačiū. Kaip minėjau prieš tai Lietuvos tikslas yra sutaupyti 39 teravatvalandes 21-30 metų laikotarpiu. Iš 2,77 teravatvalandės sudarys švietimo ir konsultavimo priemonės. Tokie yra planuojami rodikliai. Tai šiuo metu iš šios planuojamos sutaupyti skaičiaus jau pasiekta yra 0,7 teravatvalandės. Ir trumpai dar apie grafiką dešinėje. Tai energijos tiekėjai yra įpareigoti įgyvendinant švietimo ir konsultavimo priemonės sutaupyti 1% nuo tiekėjo patiektos energijos vykdant švietimo ir konsultavimo veiklas.
Tai toks nustatytas energijos tiekėjams rodiklis, sutaupimas grafike žymimas šviesiai mėlyna spalva, o tamsiai mėlyna spalva žymimas jau pasiektas ir Lietuvos energetikos agentūros užskaitytas sutaupimas. Tai grafike matyti, kad nuo 21 metų pasiekta daugiau nei tikėtasi. Prašysiu kitos skaidrės tuomet. Ačiū. Tai trumpai apžvelgsiu teisės aktus reglamentuojančius švietimo ir konsultavimo priemonių sritį. Tai visų pirma energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kuris įpareigoja sudaryti susitarimus su energetikos ministerija dėl švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo. Tuomet energijos sutaupymai apskaičiuojami vadovaujantis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašu, bei energijos vartojimo švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarimo tvarkos aprašu Lietuvos energetikos agentūrai yra paskirta įgyvendinti įgaliotosios įstaigos funkcijas. Ir skaidrės apačioje detaliai išvardintos mūsų funkcijos. Tai mes vertiname ataskaitas, kasmet atliekam ne mažiau kaip 20% priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimą, informuojame apie įgyvendinant švietimo ir konsultavimo priemonės pasiektus rezultatus, bei teikiame rekomendacijas. Tiek kaip pasiekti tikslus, bei taip pat ir pagalba ruošiant ataskaitas, atliekant skaičiavimus. Prašysiu kitos skaidrės. Trumpai apie tai, kodėl sudaromi švietimo ir konsultavimo susitarimai. Tai švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarimo tikslas yra šviesti ir konsultuoti galutinius vartotojus apie energiją taupančias priemones. Ir kaip vartotojai galėtų pakeisti savo įpročius ir tai būtų didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Šiai dienai energetikos ministerija yra sudariusi susitarimus su 61 energijos tiekėju. O kokiagi yra susitarimų įgyvendinimo nauda? Tai visų pirma, įgyvendinant šią priemonę kartu prisidedate prie Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimo. Taip pat galutiniai vartotojai keisdami savo elgesį taupo energiją ir lėšas, bei minimaliomis pastangomis gali būti užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumas bei mažinamas energijos švaistymas. Tai tiek trumpai apie teisinį reglamentavimą, mūsų tikslus. Ir toliau tuomet energijos vartojimo efektyvumo analitikė Agnė Stonienė pristatys 23 metų energijos taupymo rezultatus įgyvendinant švietimo ir konsultavimo priemonės. Gerai, tada toliau peržvelgsiu rezultatus. Jeigu turite klausimų, matau, kad kol kas nėra. Gerai, keliauju tada per rezultatus. Jeigu ką, tai į chatą palikite žinutę. Tai iš viso tiekėjai deklaravo per 2023 metus, kad įgyvendino 332 švietimo ir konsultavimo priemonės. Na, po patikrinimo paaiškėjo, kad 221 priemonė, kuri sudaro 66,6% visų deklaruotų priemonių, buvo tinkamai įgyvendinta ir iš jų 206 buvo numatytos susitarimuose ir 15 priemonių, kurios buvo papildomos ir nenumatytos susitarimuose. Tiekėjų susitarimuose numatyta viso 286 švietimo ir konsultavimo priemonės, kurios buvo numatytos susitarimuose, bet kai kurie tiekėjai, teikdami ataskaitas,
numatytas priemonės išskaidė skirtingoms vartotojų grupėms, skirtingoms vartotojų tikslinėms grupėms, tai tarkim verslo klientai ir gyventojai, tarkim, ar ne? Tai dvi tikslinės vartotojų grupės, todėl deklaruojamų priemonių buvo 304. Taip pat svarbu paminėti, kad 84 švietimo ir konsultavimo priemonės, kurios numatytos tiekėjų susitarimuose, buvo neįgyvendintos. Atlikus patikrinimą ir susisteminus visas deklaruotas priemonės, pagal tipą paaiškėjo, kad 2023 metais didžiausias taupimas buvo pasiektas per palyginamosios analizės priemonę. Kaip matote, pati populiariausia priemonė buvo informacijos skelbimas interneto svetainėje ir kai kurie tiekėjai šią priemonę deklaravo kelis kartus, bet jau, kaip minėjau anksčiau skaidrėje, kad tiekėjai išskaidė pagal vartotojų tipus, todėl buvo deklaruota didesnis skaičius įgyvendintų priemonių. Na ir nuo šios priemonės populiarumo, žinoma, neatsiliko ir informacijos skelbimas spaudoje ir spaudiniuose. Tai dažniausiai šią priemonę tiekėjai naudojo teikdami sąskaitas ir prie sąskaitų pateikdami lankstinukus arba brošiūrą su taupymo patarimais. Sutaupytas energijos kiekis kasmet turi būti ne mažesnis kaip 1% nuo galutinės energijos vartotojams patektos energijos kiekio. 31 tiekėjas deklaravo, kad sutaupė 1% energijos pas vartotojus. Na ir 29 tiekėjai 1% nepasiekė. Taip pat galima paminėti, kad vienas energijos tiekėjas nepateikė ataskaitos apie įgyvendintus švietimo ir konsultavimo priemonės. Na ir bendras visų energijos tiekėjų deklaruojamas galimos taupyti energijos kiekis yra ne mažiau kaip 214,67 gigavatvalandės. Po patikrinimo paaiškėjo, kad atsirado 10% skirtumas tarp tiekėjo metinėse ataskaitose deklaruojamų sutaupimų ir tinkamai pripažintų sutaupimų. Na, šis skirtumas atsirado dėl to, kad tiekėjai dubliavo priemonės tipą tai pačiai vartotojų grupiai. Arba tiesiog tiekėjas nepateikė deklaruojamų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo faktą pagrindžiančių dokumentų. Na ir gal svarbu paminėti, kad švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimas buvo pradėtas nuo 2018 metų. Tai jau 6 metai, dabar jau bus, galim sakyti, kad jau 7 metai, tik dar neturime 2024 metų ataskaitų, vyksta švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimas. Na ir dėl 2021-2023 metų stebimo deklaruoto energijos tiekimo mažėjimo galimas taupimas įgyvendinus švietimo ir konsultavimo priemonės taip pat mažėjo. Ar turite kažkokių klausimų, pastebėjimų, ar kažką norėtumėt paklausti iš ataskaitos trumpo pristatymo? Šią ataskaitą jūs gavote arba galėjote susipažinti mūsų internetinėme puslapyje. Ačiū, Agne, aš tik informuoju ir visus, kad po susitikimo mes pasidalinsime skaidrėmis ir jeigu klausimų kiltų ir po to, na, tiesiog jau rengiant ir informaciją už 24 metus, tai tikrai drąsiai kreipkitės į mūsų agentūrą, mes būtinai tuomet jau individualiai atsakysime. Ir jeigu klausimų kol kas rankų miško nesimato, tai tuomet, Agne, pakviesiu jūs pristatyti kitas temas. Gerai, tada pristatysiu švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gaires energijos tiekėjams. Šios gairės jau pas mus yra
kuris laikas skelbiamos, tačiau gal svarbu paminėti, kad Lietuvos energetikos agentūra parengė ir nuolatos atnaujina šias gairias ir taip pat planuojame ir šiais metais nemažai pakeitimų, bet apie tai būsite informuoti atskirai. Na ir šias gairias galite rasti agentūros internetinėme puslapyje prie švietimo ir konsultavimo susitarimų skiltės ir visas kelias iki gairių yra pavaizduotas skaidrėje. Na, arba galite nusiskanuoti QR kodą, jeigu norėsite, tai kaip ir direktorė paminėjo, šias skaidrės mes su jumis pasidalinsime artimiausiu metu ir galėsite lengvai susirasti visą informaciją, kurią matote skaidrėse. Tai trumpai prabėgsiu apie pačias gairias ir pristatysiu, kas juose yra aktualu ir kas gali būti jums įdomu. Tai pačių gairių turinys tai yra švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo raida, vartotojų švietimo ir konsultavimo esmė bei prasmė, švietimo ir konsultavimo veiklos vykdymo eiga, veiksmingų priemonių planavimas ir kūrimas, taip pat švietimo ir konsultavimo veiklos vykdymas, na ir veiklos vykdymo pagrindimas. Galbūt jau kai kam yra matyta iš gairių, gal ir iš ataskaitos, bet trumpai prabėgsiu ir papasakosiu apie patį procesą. Tai susitarimų įgyvendinimo procesas yra atvaizduotas visą šioje skaidrėje, na ir susitarimai pirmiausia yra sudaromi tarp energijos tiekėjo ir energetikos ministerijos. Prieš pasirašydami susitarimą jūs nusimatote galutinės energijos švietimo ir konsultavimo priemonės ir kiekvienais metais iki vasario 15 dienos įmonės deklaruoja savo veiklos apimtis ir įgyvendinimą pagrindžiančią informaciją ir agentūrai teikia ataskaitas bei pagrindžiančią informaciją. Agentūra susistemina gautą informaciją, atlieka atranką, na ir tada pradeda įgyvendintų priemonių dokumentų patikrinimą. Po atlikto patikrinimo susisteminam ir siunčiame energijos tiekėjams tokias lenteles apie preliminarius švietimo ir konsultavimo priemonių vertinimus, bei prašome patikslinti informaciją, jeigu jos trūksta, arba informuojame, kad ta priemonė yra užskaitoma. Įmonės pateikia patikslintą informaciją, jeigu to reikia, na ir tada agentūra atlieka pakartotinį patikrinimą, na ir atliekame galutinį informacijos agregavimą. Ir parengėme ataskaitą apie tinkamai pripažintus sutaupimus. Na ir šią ataskaitą pristatome ir aptarėme su ministerijos atstovais iki Liepos 1 dienos. Vėliau, po Liepos 1 dienos, dažniausiai mes tą informaciją patalpiname savo puslapyje ir išsiunčiame kiekvienam energijos tiekėjui susipažinimui. Tai tiek trumpai apie gairias, bet gairėse, čia tokia gal apie pagrindinę informaciją, bet gairėse bus, kaip jau minėjau, įgyvendinimo priemonės. Tai apie jas sekančiame skyriuje ir apžvelgsiu. Ar kažkokių klausimų, turbūt rankų vėlgi miškas. Klausimų apie kažką, turbūt apie ką dabar pristačiau, neturite, taip? Gerai, kol kas matau, kad niekas nesikreipia, tai tada pristatysiu įgyvendinimo priemonės apie kiekvieną trumpai. Gal svarbu paminėti tokį dalyką prieš pristatant. Mes peržvelgėme visas švietimo ir konsultavimo priemonės ir noriu atkreipti dėmesį, kad, kaip ir direktorė minėjo, mes pasidalinsime ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad pavyzdžių tikrai buvo nemažai, netgi ir sakyti galiu ir daug. Tai atsitiktinė tvarka atrinkome kai kurių tiekėjų įgyvendinimo priemonių, pagrindžiančius dokumentus ir juos čia patalpiname. Tai turėkite omenyje, kad tikrai nieko nenorime išskirti, tiesiog atsitiktinė tvarka buvo atrinkta ir sudėta informacija kaip pavyzdys, kaip galėtų atrodyti ta informacija, kurią jūs deklaruojate. Ir dar gal svarbu paminėti, kad šita informacija buvo kai kuri ir viešai skelbiama.
Tai viena iš pirmųjų priemonių ir viena iš pagrindinių ir labiausiai paplitusi yra informacijos skelbimas interneto svetainėje. Tai šią informaciją iš tikrųjų naudoja praktiškai visi energijos vartotojai ir jiems visiems viskas labai aišku. Tai norint pagrįsti šitą priemonę įgyvendinimą reikia nurodyti tikslų internetinės svetainės adresą, pateikti nuorodą į internetinės svetainės vietą, kur yra patalpinta energijos taupymo patarimai, bei pateikti tos informacijos PDF kopiją. Kodėl mes to prašom, tai trumpai papasakosiu. Agentūra yra įsipareigojusi saugoti šią informaciją 3 metus. Todėl, jeigu šiandien man, tarkim, mums paprašytų kažkas pateikti tą informaciją, ką jūsų įmonė atliko kokią informaciją teikia interneto svetainėje prieš 2 metus ir gali atsitikti taip, kad aš užėjus ant tos nuorodos, tos informacijos tiesiog nerasiu. Nes, tarkim, pasikeitė adresas, kažkas tai pasinaikino, tai tiesiog prašome pateikti PDF kopiją, kad mes galėtume tikslingai ir teisingai saugoti jūsų teikiamą informaciją. Tikslinė vartotojų grupė šiai priemonė yra visi energijos tiekėjo vartotojai. Visi yra išryškinta vien dėl to, kad šią informaciją gali matyti jūsų kiekvienas vartotojas atėjęs į jūsų internetinę svetainę. Gal svarbu dar paminėti, kas yra tas netinkamas švietimo ir konsultavimo priemonės, kaip jos yra netinkamai, pateikiamos. Tai nuoroda į informaciją, kuri yra skelbiama kitų organizacijų internetinėje svetainėje. Tai yra netinkama švietimo ir konsultavimo priemonė. Taip pat interneto svetainėje patalpinta informacija apie artėjančius įvykusius seminarius ar pranešimas apie, pavyzdžiui, regioninėje spaudoje pateiktą straipsnį energijos vartojimo efektyvumo gerinimo tema. Sekanti priemonė visiems gerai žinoma, tai informacijos skelbimas spaudoje ir spaudiniuose bei televizijos ar radijo laidose. Tai siekiant pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti spaudinio su pateiktais efektyvaus energijos vartojimo patarimais kopiją, internetinę nuorodą į paskelbtą informaciją, jeigu tai yra internete patalpinta informacija, ar televizijos, radijo laidos įrašą. Ir tikslinė vartotojų grupė, tai dokumentais pagrindžiamas vartotojų tikslinės grupės dydis. Kas tą informaciją gavo? Tai, kaip jau minėjau prieš tai informacijos skelbimas spaudoje ir spaudiniuose dažniausiai yra naudojama kaip prie sąskaitos pridedama brošiūra ar kažkoks tai lankstinukas, ar tiesiog informacija su taupymo patarimais ir labai puikiai pasiteisinusi ir atkreipia vartotojo dėmesį. Švietimo ir konsultavimo priemonės tai yra priemonės spaudoje, spaudiniuose, televizijoje ar radijoje pateikiamos skelbiamos nuorodos internetinės svetainės, kvietimai į vykusius seminarus ar mokymus, jeigu nepateikiama aktuali taupymo patarimų vartotojams. Tai, kaip jau minėjau, būtina pateikti taupymo patarimus. Ir skelbiant informaciją spaudoje ar spaudiniuose arba informacija televizijoje, radijo laidoje ne vieną kartą metuose, sutaupytos energijos kiekis tai pačiai vartotojų tiksliniai grupiai, taikant tą patį sutaupymo koeficientą, negali būti skaičiuojamas kelis kartus, nes tai yra dubliavimas. Apie tai truputėlį vėliau pakalbėsiu. Sekanti priemonė tai yra palyginamosios analizės spaudinyje arba elektroniniu skaitmeniniu būdu su energijos taupymo patarimais teikimas. Tai norint pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti spaudinio ar elektroninio dokumento su palyginamąja analize ir taupymo patarimais kopiją. Ir tikslinė vartotojų grupė tai palyginamąją analizę ir taupymo patarimus gavusių energijos tiekėjo vartotojų skaičius. Tai jeigu palyginamąją analizę teikiate prie sąskaitų, pavyzdžiui, visiems vartotojams, tai turite ir nurodyti visi vartotojai. Jeigu gavo tik tai verslo klientai, tai tik verslo klientus. Ir turite išskaičiuoti, kokį suvartojimą tie, tarkim, jeigu verslo klientai,
klientai ir tik jiems buvo palyginamoji analizė teikiama, tai kokį suvartojimą jie per metus energijos suvartojo. Ir nuo to bus skaičiuojamas sutaupimas. Jei spaudinys ar elektroninis dokumentas teikiamas kaip priedas prie sąskaitos, laikoma, kad tikslinė grupė yra visi energijos tiekėjo vartotojai, kurie gauna sąskaitas. Na ir netinkamas švietimo ir konsultavimo priemonės, tai nuorodos į internetinę svetainę, pateikimas yra netinkamas, patarimai turi būti pateikiami pačiame spaudinyje ir kartu prie palyginamosios analizės. Dar viena iš priemonių tai yra viešinimo renginiai, kurie apima energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Tai norint pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti įvykusio viešinimo renginio aprašymą bei renginio metu pateiktos informacijos apžvalgą ir santrauką. Pateikti, gal ne bet arba santrauką. Pateikti viešinimo renginio faktą bei dalyvių skaičių pagrindžiančius dokumentus. Tikslinė vartotojų grupė tai yra dalyvavusių energijos tiekėjo vartotojų skaičius. Na ir netinkamas švietimo ir konsultavimo priemonės tai yra renginiai, kurie neapima energijos vartojimo efektyvumo didinimo temos. Tai jau šitą priemonę ir vadinasi viešinimo renginys, kuris apima energijos vartojimo efektyvumo didinimą, tai jeigu kita tema, tai ši priemonė nebus užskaitoma. Energijos tiekėjai turi sudaryti sąlygas vartotojams dalyvavimo viešinimo renginyje faktą patvirtinti registraciją į renginį ir parašu. Na, o jeigu šis renginys vyksta nuotoliniu būdu, tai reikėtų pateikti įrašą ir dalyvių sąrašą. Viena iš didžiausią koeficientą turinčių priemonių tai yra konsultacija elektroniniu paštu tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą. Atkreipsiu dėmesį ir netgi paryškintas yra sakinys, tai vartotojas turi kreiptis pats į tiekėją, ne tiekėjas turi kreiptis į vartotoją ir siūlyti jam paaiškinti, kaip reikėtų taupyti energiją. Tai vartotojas konkrečiais jiems aktualiais klausimais kreipiasi į energijos tiekėją elektroniniu paštu, internetu arba telefonu. Na ir norint pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti konsultacijų metu suteiktos informacijos tekstą arba nuorodą į šią informaciją. Pateikti vartotojų konsultacijų faktą ir skaičių pagrindžiančius dokumentus. Todėl labai svarbu registruoti kiekvieną, kuris kreipiasi. Na ir tikslinė vartotojų grupė tai prašymus dėl konsultacijų elektroniniu paštu, internetu ir telefonu pateikusių energijos tiekėjų vartotojų skaičius. Tai kaip ir sakiau, turi būti registruojami skambučiai telefonu, užklausos elektroniniu paštu ar internetu. Ir tai, kokia informacija trumpai buvo konsultuojama energijos vartotojams. Energijos vartotojo efektyvumo klausimais taip pat gali būti konsultuojami ir atvykus pas vartotoją. Tai ši priemonė konsultacija atvykus pas vartotoją turi didžiausią koeficientą, nes atvykęs tiekėjas gali pasakyti jo didžiausius nuostolius, kur jisai patiria didžiausius nuostolius ir pasiūlyti, kaip atsinaujinti ar pagerinti, paefektyvinti savo suvartojimą. Tai norint pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti konsultacijos įrodymą patvirtintą vartotojo parašu ir vartotojo kontaktinius duomenis. Na ir žinoma, pateikti konsultacijos metu vartotojui energijos vartojimo efektyvumo klausimais suteiktą informacijos aprašymą, kuris taip pat neturi užimti 5 lapų, užtenka trumpai papasakoti, kas buvo, kokia informacija buvo suteikta. Na ir tikslinė vartotojų grupė tai yra visi vartotojai, kurie konsultacijos suteiktos atvykus būtent pas tą vartotoją. Tai pas ką buvo atvyksta, tiek vartotojui reikia nurodyti.
Viena priemonė, apie kurią turbūt mažai vartotojų ir žino, tai energijos matuoklio ar kitų matavimo įrangos skolinimas. Na ir norint pagrįsti priemonės įgyvendinimą, reikia pateikti energijos matavimo įrangos skolinimosi faktą patvirtinantį dokumentą. Na ir pateikti faktą įrodantį dokumentus, pavyzdžiui, atliktų matavimų nuotraukas, parengtas išvadas. Bet taip pat trumpai viskas turėtų būti, nereikia išsiplėsti labai. Na ir žinoma, tikslinė vartotojų grupė tai vartotojai, kurie pasinaudoja energijos tiekėjo paskolintą energijos matavimo įrangą skaičius. Ir kaip jau minėjau, iš tikrųjų vartotojams trūksta informacijos apie šios švietimo ir konsultavimo priemonės prieinamumą ir teikiamą naudą. Todėl manyčiau, kad energijos tiekėjai turėtų suteikti informaciją apie tokią galimybę ir plačiau truputėlį paplatinti šią informaciją. Ir paskutinė priemonė, kuri yra numatyta susitarimuose, kuri gali būti numatyta susitarimuose, tai energijos sistemų ir įrenginių efektyvaus eksploatavimo mokymai. Na ir norint pagrįsti šią priemonę įgyvendinimą, reikėtų pateikti mokymo faktą pagrindžiančius dokumentus, dalyvių kontaktinius duomenis bei mokymo medžiagą, pilną tekstą ir ar nuorodą į šią medžiagą. Na, tarkim, kaip mes pateiksime jums skaidres. Tai vat jau čia būtų kaip ir mokymo medžiaga. Pateikti mokymų dalyvių sąrašą. Dalyvius reikia registruoti ir sudaryti sąlygas jiems mokymo faktą patvirtinti parašu. Jeigu nuotoliu, tai jau kaip ir minėjau anksčiau, kad reikalingas vis tiek sąrašas be parašų. Tikslinė vartotojų grupė tai dalyvavusių pastatų savininkų, daugiabučių namų savininkų, bendrijų pirmininkų ar jų atstovų, įstaigų atstovų skaičius. Na ir mokymuose dalyvaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, daugiabučių namų administratoriai, administruojančios įmonės yra nelaikomi vartotojų tikslinė grupė. Ir truputėlį minėjau apie dubliavimą. Tai dabar pasakysiu tokius 2 dalykus, ką svarbu paminėti. Tai jeigu kalbant apie priemonės dubliavimą, tai švietimo ir konsultavimo priemonės negali dubliuoti kitų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių. Na ir tais pačiais metais švietimo ir konsultavimo priemonės, tas pats turinys, tai pačiai vartotojų grupiai negali būti atkartojamas keliose sutarimo priemonėse. Tai kaip jau minėjau, jeigu bus kelis kartus, tarkime, informacijos skelbimas spaudoje spaudiniuose ir ta pati priemonė, jinai bus dubliuojama, jinai negali būti užskaitoma, todėl bus užskaitoma tik vieną kartą. Na ir kai kurie tiekėjai nežino, todėl gal priminsiu, kad yra galimybė įgyvendinant švietimo ir konsultavimo priemonės, tai yra galimybė ir netgi labai rekomenduojame įgyvendinti papildomas priemonės, kurios yra nenumatytos susitarimuose su energetikos ministerija. Tai nereiškia, kad jeigu nenusimatėte, negalite įgyvendinti. Tai jeigu jūs matote, kad jūs per tuos metus nepasieksite taupymo įgyvendinami savo priemonės, kurias nusimatėte, nes, na, tarkim, niekas nesikreipė į konsultacijos telefonu ar elektroniniu paštu per praėjusius metus ir matote, kad ta priemonė yra numatyta ir šiais metais galimai niekas nesikreips, tai peržiūrėkite visas priemonės, kurios yra numatytos, kurias galima nusimatyti susitarime ir kažkuria iš tų papildomų priemonių jūs galite įgyvendinti. Nieko papildomai daryti nereikia, įgyvendinate, pagrindžiate ir ataskaitose būtinai deklaruojate ir nereikia papildomai nei pasirašyti susitarimo, tiesiog tai bus kaip papildomai įgyvendinta priemonė. Tai tiek trumpai apie priemonės, gal dabar yra klausimų. Ačiū, Agne. Taip, kol
turime vieną klausimą, įgarsinsim. Ar galima naudoti kitas komunikacijos priemonės, reklaminius skydelius interneto portaluose, kurie nukreiptų įmonės energetinio efektyvumo polapį, išorinę reklamą mieste su QR kodu ir taip toliau? Ačiū labai už klausimą. Galima, bet tokiu atveju jūs turite arba susiderinti kaip papildomą priemonę, jeigu jinai yra ta prasme, jūs turite galvoti truputėlį į priekį, prie ko deklaruosite šią priemonę. Ar tai bus deklaruojama prie informacijos skelbimas spaudoje, spaudiniuose ar elektroniniu būdu, ar tai yra kaip jau papildoma priemonė, kurios nėra numatytas net koeficientas ar nenumatyta susitarime. Tai tokiu atveju jūs galite kreiptis į energetikos ministeriją ir informuoti, kad norite tokią ir tokią priemonę pasirengti. Aš nežinau, turbūt energetikos ministerijos atstovų yra, ar ne, susitikime gal norėtų kažkas pakomentuoti, arba aš galiu dar toliau komentuoti. Pabaikite, Agne, aš gal tik Gerai. papildysiu, kad tikrai šiuo atveju, bet kuriuo atveju verta deklaruoti ir net ir be kreipimuose, nes mes patys tikrai pasikonsultuosim viduje su energetikos ministerija, bet jeigu įgyvendinta viešinimo priemonė, geriau apie ją informuoti ir mes atitinkamai paskaičiuosime. Jeigu nėra numatytas koeficientas, tai tokiu atveju reikėtų kreiptis tai jeigu jūs kreipsite į mus, mes žinoma nukreipsime ir į ministeriją, nusimatyti reikėtų tą koeficientą, kuris pakankamai greitai yra nustatomas, suderinamas su energetikos ministerija ir ta priemonė yra įgyvendinama ir skaičiuojamas taupimas nuo numatyto koeficiento. Taip pat ir dar yra vienas klausimas prieš tai parašytas raštu ir dar kelią užduosime, tai pagal eilę pradžiai, ar reikia keisti priemonę, pavyzdžiui, vartotojų kreipimasis, jei užtenka subtaupimų iš kitų priemonių? Ne, nereikia. Jeigu jūs taupote 1% ir jo pilnai užtenka, nereikia. Jūs galite papildomas priemonės nusimatyti. Svarbiausia, jūsų yra numatytas tikslas sutaupyti 1% nuo jūsų patektos energijos kiekio. Taip, ačiū. Ir gerbiamas Mantas nori užduoti klausimą, tai prašom, žodis jums. Labą dieną. Labą dieną. Palangos šilumos tinklai, man tas trukdo. Žiūrėkit, toks klausimėlis dabar, Palangos mieste pas mus labai daug renovuotų daugiabučių dabar yra. Mes turim nerenovuoti arba kur nieko nedaryti. Dalis yra, kur jau investiciniai projektai parengti, kai kur darbai prasidėjo vykdomi. Tai žodžiu, daugiabučių, kurių iš vis nieko nedaryta, yra likę tik tais apie 15%. Ir mes tiem daugiabučiam namam tada iškabinam tą informaciją su savo palyginamai analizę, bet galvoju, ką reiks daryti, ir dabar jau mažai, iš tikrųjų 15% belikę, kaip mums besusirinkti, nes renovuotose namuose, sakykime, platinti tą informaciją, apie tą palyginamą informaciją dalinti nebėra aktualu, nebėra tikslo, nes mes tuose senuose daugiabučiuose kaip tik ir nešam tą termovizinės nuotraukas, rodom, kad reikia renovuotis, kaip sutaupo, o dabar ką daryti tokiu atveju, ką žinau. Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, tai visada galima įjungti ir kūrybą, bet tuo pačiu pasakysiu taip. Jūs galite dabar palyginti ir parodyti jiems, kiek jie suvartojo prieš tai, ar ne, kai dar buvo nerenovuoti ir kiek jie dabar suvartoja renovuoti. Tai irgi yra paskata. Taip pat galima patarimus, tarkim, kad žiūrėkit, jūs galite dar kai kur sutaupyti. Tai patarimai, kad, tarkim, nevedinkite ten namų, atidarę langus ten ilgai. Apie patarimus iš tikrųjų vėliau dar papasakos, kur galima rasti ir pas mus yra puslapyje nemažai patarimų skelbiama, tai papasakos kolegė. Bet šiaip iš tikrųjų galima sugalvoti tų palyginamosios analizės nebūtinai, kad dėl renovavimo. Tikrai galima parodyti ir praeitų metų, jeigu žinoma atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais ten, tarkim, šalčiausių mėnesių, kurio ten buvo irgi vidurkį būtinai įsivertinti ir šių metų toks ir toks vidurkis, šalčiausių mėnesių buvo suvartota tiek ir, tarkim, jeigu jūs atkreiptume dėmesį, galite sutaupyti per taip ir taip pritaikę tokius ir tokius, tarkim, patarimus.
Tai mes, žodžiu, informuojam visus ir tiek tos nerenovuotus, tiek renovuotus, tiesiog skirtingą informaciją teikiam ir tiek. Taip, tada Supratau. jau tikslinė informacija kiekvienam atskirai. Gerai, supratau. Ačiū labai. Ačiū. Daugiau klausimų lyg ir nėra, bet Dar norime... Sigitas. Sigito jau įgarsiname klausimą. Ačiū. Taip, ką norėtųsi paminėti, kad mūsų tikslas irgi labiau orientuotis į rezultatą, tai yra, kad sudarytume galimybės daugiau sutaupyti energijos ir teikti įvairius patarimus, iš mūsų pusės teikti gerąją praktiką ir panašiai, nei labiau, kad kuo mažiau būtų skiriama laiko labiau tokiem administraciniam ir kartais perteklinės biurokratijos dalykam. Tai nuolat peržiūrėme ir ką Agnė paminėjo, peržiūrėsim savo gaires, žiūrėdami, kokia informacija būtų tinkama pagrįsti priemonių įgyvendinimą, kad tos perteklinės naštos būtų kuo mažiau. Ir jeigu jūs iš savo praktikos irgi pastebėsite, kad kai kuri informacija gali būti pakeista kažkaip paprasčiau ar reikalauja irgi per daug administracinės naštos, tai tikrai prašome identifikuokite mums, kad tuščiai neprašytume ten po vizitų rašyti protokolų ar dar panašių dalykų. Tai tikrai dėkosime jums, būsime dėkingi jums ir už grįžtamąjį ryšį. Tai yra, kad efektyviausiomis priemonėmis pasiektume siekiamo rezultato ir nebūtų skiriama daug laiko ataskaitoms pildyti įvairiausiom, o daugiau laiko vis tik būtų skiriama konsultuoti ir pasiekti efektą. Tai ačiū ir tuomet galime pratęsti apie pačių ataskaitų pildymą ir teikimą. Ir mūsų palengvintas tam priemonės sukurtas. Prašome toliau, kolegos. Tai ačiū labai direktoriai už papildymą ir iš tikrųjų labai svarbia žinutė, kurią pasakė. Tai truputėlį apie pačių ataskaitų pildymą, nes, kaip jau minėjau, iki vasario 15 dienos kiekvienas tiekėjas turi pateikti ataskaitą, tai labai iš tikrųjų skubėjome ir nenorėjome jau nukelti į vasario mėnesį ir norėjome šį susitikimą dar sausio mėnesį parengti, kad galėtumėte jūs tiksliau ir taisyklingiau užpildyti visas ataskaitas, pateikti informaciją. Tai pačias, ką mes papildėme, gal šiais metais papasakosiu. Tai šiais metais jūs galite rasti prie švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarimo teisinio reglamento, taip pat galite rasti energijos vartojimo švietimo ir konsultavimo sudarimo ataskaitos formos pildymą ir galite rasti tos formos pildymo instrukciją. Tai aš trumpai apie ją peržvelgsiu ir papasakosiu, kaip viskas vyksta, kad tai yra palengvinimas jums, kad jums nereikėtų visko vesti, visų duomenų. Tai ataskaitos formoje pildome tik tai pilkus laukelius. Kiti laukeliai bus užrakinti ir neturėtų jums leisti pildyti, tačiau šioje suvestinės vietoje dabar gal neatsakysiu, bet buvo galima įvesti savo skaičius, tai jų įvedinėti nereikia. Dar kartą paminėsiu, pildoma tik pilka spalva pažymėti laukeliai. Nes kiti duomenys automatiškai bus apskaičiuojami ir sukris į kitus reikalingus laukelius. Tai pati lentelė yra iš kelių šytų. Pirmasis šytas tai yra suvestinė, kurią atsidarę užpildote tiekėjo pavadinimą, susitarimo numerį, datą, metai, už kuriuos teikiama ataskaita, tai pavyzdžiui, už praeitus metus, dabar jau teiksite už 24, tiekėjo bendras vartotojų skaičius, tiekėjo bendras vartotojų patiektos energijos kiekis per kalendorinius metus.
Tai informacija suvestinėje yra užpildoma. Toliau, kaip jau minėjau, visa informacija, kuri bus reikalinga ir kartosis priemonėse, tai jos pildyti nereikės ir jūs atsidarę priemonę, matote apačioje prie suvestinės yra priemonės šitai, suvesite tik tai nesikartojančią informaciją. Tai dabar peržvelgsime, kas tose priemonėse yra. Ir kiekviena priemonė, nepaminėjau, turi būti pildoma atskirame šyte. Tai priemonė 1. Atsidarius priemonės lapą iš sąrašo reikėtų pasirinkti, va čia matote yra tokia rodiklėlė ir iškrentamas meniu. Tai reikėtų pasirinkti jūsų priemonės pavadinimą. Reikia atkreipti dėmesį į energijos rūšį, kad būtinai teisingai nurodytumėte priemonės pavadinimą pradžioje. Tai visą laiką kris pirmiausia elektra, tada šiluma ir tada dujos. Tai pasirenkate jums reikalingą priemonę. Tokiu atveju, kai pasirinksite priemonę, jums nebereikės niekur įrašinėti pačio koeficiento, nes jisai automatiškai atsiras ten, kur jam reikia atsirasti. Laukeliuose, kurių viršuje matote tokius raudonus trikampiukus, yra nurodyta, užvedus ant jo, yra nurodyta paaiškinamas komentaras, ką į tą vietą, tam pilkame laukelėje reikėtų įrašyti. Tada laukelių, kurie yra baltos spalvos, kaip jau minėjau, duomenys bus užpildomi automatiškai pagal suvestinėje įvestus duomenys. Įvedus visus duomenys, jums reikės patvirtinti duomenų teisingumą ir nurodyti kontaktinius duomenis. Kontaktinių duomenų mums reikės bendraujant su jumis. Jeigu mums kils kažkokių klausimų ir norėsime tiesiog pasitikslinti, mes tiesiog paskambinsime ar parašysime elektroniniu laišku. Arba, tarkim, teikdami netgi ataskaitas irgi kreipiamės, tarkim, ne ataskaitas, bet teikdami šitos suvestinės jau patikrintą lentelę, patikrinimo lapus, mes irgi susisiekiam kartais su kontaktiniu asmeniu arba pridedame prie nurodyto elektroninio pašto. Tai labai trumpai papasakau apie pačios ataskaitos, nes jin tikrai nėra sudėtinga pildymą ir teikimą. Pats teikimo principas, kai atsidarysite pildymo instrukciją, tenai bus aiškiai parodyta, kas, kur ir kaip reikia daryti, viskas žingsnis po žingsnio nurodyta, tai jums beliks tik tai tos žingsnius įgyvendinti. Na ir dar prašymas, kai mums teikiate ataskaitą, taip aš suprantu, tenai reikalingas parašas, PDF-as ir taip toliau, bet labai prašome pridėti ir Excelio lentelę, kurią iš čia ir parsisiųsite ir užpildysite. Nes mes vis tiek tada skambinsime, rašysime ir prašysime, kad jūs ją pateiktumėte. Tai čia toksai kaip pastebėjimas, tai labai prašome Excelio lenteles pridėti, na ir PDF-us pasirašytus. Tai tiek iš manęs informacijos, jeigu dar turite klausimų, galiu atsakyti. Taip, Agnė pateikė gerbiamas Mantas čiate dar klausimą labiau susijusi su prieš tai pristatyta tema, tai yra su priemonių dubliavimuose, teigia, ir klausia dėl priemonės informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose arba informacijos skelbimas televizijoje ar radijo laidose. Ir kaip pavyzdys, tiekėjo vartotojams kartu su sąskaitomis faktūromis yra išsiunčiami patarimai, kaip taupyti elektros energiją. Pagal dabartinę tvarką į tiekėjas taipogi patalpintų spaudoje straipsnį su visais kitais patarimais, kaip taupyti elektros energiją, tai jau būtų laikoma priemonės dubliavimu. Abiem atvejais pateikta informacija visiškai skirtinga, auditorija taipogi visai kita, taigi neatrodo logiška, kad tai yra dubliavimas. Tai klausimas Agne, vis tik, ar tai būtų priemonės dubliavimas, jeigu visiems pareiškėjams su sąskaitomis yra teikiama bendra informacija ir su galbūt visai kažkokiai
kitokia informacija, na, ar ta pačia, bet galbūt plačiau ar kita forma patalpinama informacija spaudoje. Ar tai būtų dubliavimas ar ne? Ačiū labai už klausimą. Taip, iš tikrųjų tai yra dubliavimas ir gaila dėl to, nes tarkim atrodo kaip ir skirtinga priemonė, nes gali pateikti tarkim spaudoje, ar ne, kur laikraštis, bet tą kitą informaciją galima pateikti lankstinukę su sąskaita ir taip tai yra dubliavimas ir labai gaila, bet tokiu atveju, nežinau, galbūt galima parekomenduoti kreiptis į ministeriją su prašymu įtraukti tokį kaip ir papildomą priemonę prie susitarimo, jeigu ministerija sutiktų, bet taip ir ministerijos yra ta pati pozicija, kad tai yra dubliavimas. Aš galvoju, Agne, kad palengvinti šitą kelią ir nesiuntinėtume ratais kvadratais, tiesiog panagrinėjame patys ir tuomet tiek su gerbiamu Mantu, tiek ir su kitais pasidalinsime informaciją. Tai ačiū už klausimą ir mes dar papildomai atsakysime, nes tikrai yra racijos, kad jeigu skelbi skirtingą informaciją, vargu ar tai yra dubliavimas. Tai tiek trumpai ir daugiau klausimų kol kas nėra, tai galime pasidalinti energijos taupimo gairėmis, kurias mūsų agentūra parengė. Tiesa, parengė gaires jau prieš keletą metų, tai yra 2022 metais, kuomet tikrai išaiškėjo labai didelis poreikis ir tiesiog mes nuolat irgi stebime situaciją ir gairias aktualizuojame. Tai praėjusiais metais kaip tik atnaujinome naujausiais pavyzdžiais, o ir mūsų nuomonė patogesnė jų forma vartotojams. Tai prašom, kolegos, pristatykite. Labadiena, ar girdite mane? Taip. Labadiena, esu energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro analitikė Aistė Modestavičienė ir trumpai pristatysiu pernai rudenį parengtas mūsų organizacijos energijos taupimo gaires. Agne, prašau, kitą skaidrę. Ačiū. Tai mūsų parengtos ir atnaujintos energijos taupimo gairės yra paprastos, pritaikytos vartotojai bei nuolat atnaujinamos. Pagrindinis tikslas - šviesti ir konsultuoti visuomenę, teikti jiems energijos taupimo patarimus, siekiant efektyvesnio energijos vartojimo ir didesnės energetinės nepriklausomybės. Tai čia yra pavaizduota dešinėje pusėje tituliniai gairių puslapiai, taip pat QR kodas, kurį nuskanavę galite iškart patekti į Lietuvos energetikos agentūros internetinę svetainę, kur yra gairės patalpintos. Tai gairės yra suskirstytos pagal veiklos sektorius, tai atskirai gairės vienos yra gyventojams namų ūkiams ir kitas dokumentas gairės yra viešajam paslaugų ir pramonės sektoriui. Tai yra labai patogu, tiesiog jeigu aš esu paslaugų sektoriaus atstovas, galiu atsiversti man skirtą dokumentą ir netgi skirtą tam skyrių. Taip pat energijos taupimo veiksmai gairėse yra suskirstyti nuo paprasčiausių, lengviausiai įgyvendinamų ir iki sudėtingų bei investicijų reikalaujančių patarimų. Taip pat, kur yra galimybė, kur galimas finansavimas, valstybės ir ES finansavimas tam tikroms priemonėms įgyvendinti, yra pateikiamos tiesioginės nuorodos į finansavimo šaltinius. Taip, greitai energijos taupimo veiksmų peržiūrai pakanka perskaityti veiksmų sąrašą. Veiksmai sąraše sugrupuoti yra pagal energijos rūšį. Tai įgyvendinant tam tikrą priemonę gali būti taupoma arba šiluma, arba elektra, arba tiesiog transporto priemonių kuras, arba visos šios energijos rūšys kartu. Priemonės įgyvendinimo trukmę, investicijų poreikį priemoniai, taip pat pastangų galutinio vartotojo, pavyzdžiui, pastangų poreikį, kiek reikės pastangų įgyvendinant priemonę, bei
pagrindinės energijos taupymo potencialą. Tai čia kuo didesnis skaičius tų ženkliukų, tai nuo mažesnio skaičiaus, pavyzdžiui, vienas laikrodukas, smėlio laikrodukas reiškia, kad priemonė yra greitai gyvendinama, ir kuo daugiau tų laikrodukų, tai priemonė yra reikalinga ilgesnė trukmė, didesnės investicijos ar pastangos. Prašau, kitą skaidrę. Ačiū. Tai energijos taupymo gairės yra paprastos naudoti. Dešinėje pusėje matote ištrauką iš gairių su patarimais ir jų aprašymu. Tai čia labiau patarimai yra šilumos vartotojams, tai šilumos punktų ir inžinerinių sistemų modernizavimas, šilumos nuostolių mažinimas. Trečias patarimas gali būti efektyvaus šildymo prietaisų veikimų užtikrinimas. Gairėse, kas yra, sugrupavome, kas svarbiausia yra, tai pateikia gairėse. Tai be abejo energijos taupymo patarimai, kurie yra konkretūs. Tada pateikiamas procentinis arba lyginamasis energijos taupymo potencialas. Pavyzdžiui, kaip yra prie šilumos punktų ir inžinierių sistemų modernizavimo patarimo, kad pakeitus šilumos punktą, seną elevatorinį šilumos punktą į naują automatizuotą, galimas energijos sutaupimas pastate iki 8%, dar papildomai modernizavus, izoliavus ar subalansavus šildymo sistemą, dar papildomas sutaupimas iki 7% energijos. Tai taip pat yra pateikiama piniginis taupymo potencialas, tai kiek jūs lėšų sutaupysit įgyvendinę tam tikrą priemonę. Ir atskirais atvejais yra pateikiamas preliminarus investicijų poreikis eurais kilovatvalandei ar kvadratiniam metrui priemoniai. Kita skaidrė, Agnė. Ačiū. Dabar apie naudojimąsi gairėmis, apie jų funkcionalumą. Tai kaip ir rodėm anksčiau skaidrė, yra energijos taupymo patarimai su detalesniu aprašymu ir yra energijos taupymo veiksmų sąrašas. Tai labai patogu vaikščioti. Iš sąrašo paspaudus rodyklytę galima nueiti į detalesnį šio patarimo, energijos taupymo patarimų veiksmų aprašymą. Tai tiesiog iš detalaus aprašymų galima grįžti į sąrašą, iš sąrašų galima vėl nueiti tiesiogiai į patarimą, nereikia blaškytis visose gairėse, ieškoti, kur čia skrolinti, kur čia rasti man dabar detaliau prašytą tą energijos taupymo veiksmą. Galima gal paminėti, kad pavyzdžiui, čia pavaizduota šilumos nuostolių mažinimas, tai tokis paprastas patarimas, kuris pašalinti nesandarumus, langų, palangių, durų, sureguliuoti langų varstymo mechanizmus, panaudoti sandarinimo juostas, sandarinti langams ar nenaudojamoms durims, ar naudojamoms tiesiog, kad tarpai būtų mažesni. Tai taupoma energijos rūšis, kaip matome, pagal šį sąrašą būtų šiluminė energija, įgyvendinimo trukmė tikrai ganėtinai trumpa, neužtruks ilgai susandarinti langus. Taupymų potencialas vidutinis. Aišku, kuo daugiau veiksmų atliksite, geriau užsandarinsite, tuo didesnis tas taupymų potencialas. Investicijų poreikis nedidelis. Pastangų poreikis, turbūt pasidarbuoti reikės, bet galėsite džiaugtis energijos taupymo ir didesnio šiluminio komforto rezultatais. Kitas skaidrė. Ačiū. Kaip pavyzdį galėtume pateikti, rekomenduoti energijos tiekėjams, pavyzdžiui, konsultacijos atvykus pas vartotoją metu pasiūlyti organizacijoms susidaryti energijos taupymo planą. Tai pirmiausiai turėtų organizacija išsikelti aiškius taupymo tikslus ir parengti šį planą. Planą rekomenduotume užrašyti, pateikti raštu, rašytinės formos ir skelbti viešai, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų prisijungti prie energijos taupymo veiksmų organizacijoje. Sudarėme tokį
planą, kur čia plane galėtų būti tiesiog energijos taupymo veiksmas, atsakingi už tą energijos taupymo veiksmą asmenys, terminas taupymo potencialas organizacijoje. Čia yra plano pavyzdyje nurodomi 5 žingsniai. Šie žingsniai yra, pagal šiuos žingsnius ir energijos taupymo gairėse yra skirstomi energijos taupymo veiksmai. Tai pirmasis žingsnis galėtų būti energijos vartojimo inventorizavimas. Pasižiūrėti, kur aš vartoju energiją, ar jinai vartojama efektyviai. Tai atlikti energijos vartojimo analizę, įvertinti energijos sąnaudas ir stebėti savo energijos vartojimą. Tai čia galėtų būti iš tikrųjų atliekamas veiksmas nedelsiant, nereikalautų, tiesiog reikėtų apžiūrėti savo turimas įrangą ir identifikuoti sąnaudas įrenginiuose. Antras žingsnis - energijos taupymų įpročių skatinimas. Tai periodiškai organizacija galėtų edukuoti darbuotojus energijos taupymo priemonių įgyvendinimo klausimais, skatinti darbuotojus tinkamai eksploatuoti įrangą, įrenginius. Galėtų tokius veiksmus atlikti periodiškai. Taip pat organizacija galėtų pasitelkti išorinės kompetencijas, pavyzdžiui, kreiptis į savo energijos tiekėją dėl energijos taupymų patarimų pateikimų, rekomendacijų jų įgyvendinimui. Tai čia pagal poreikį. Ketvirtas žingsnis yra energijos taupymo priemonių diegimas. Tai kaip pavyzdys yra paminėta neefektyvių šilumos punktų ir šildymo sistemų modernizavimas. Tai čia fizinis veiksmas, kuris reikalautų ir investicijų didesnių, ir didesnių pastangų, bet jis jau toks įgyvendinus šį veiksmą jau energijos taupymo rezultatas būtų didesnis, nauda būtų apčiuopiamesnė, energijos sutaupoma daugiau. Ir galiausiai 5 žingsnis - energijos vartojimo stebėjimas ir koregavimas. Tai jau įdiegus priemonės, sutaupius tam tikrą energijos kiekį, tada rekomenduojame vykdyti energijos vartojimo apskaitą, peržiūrėti, ar renginiai veikia efektyviai. Toksai palaikomasis veiksmas. Tai iš mano pristatymo gal jau būtų ir pabaiga. Ačiū, yra Asta. Ar klausimų? būtų klausimų ar komentarų? Ačiū, klausimų dėl gairių nėra. Ar šiaip dar būtų bendrai klausimų? Kaip ir minėjome, mes prezentaciją pasidalinsime. Lygiai taip pat klausimus, kuriuos jūs fiksavote ir ypač dėl priemonių dubliavimo, mes dar kartą įvertinsime ir pateiksime kartu jums atsakymą, pasižiūrėdami, kad kuo daugiau priemonių būtų galima deklaruoti kaip tinkamas ir, kaip minėjau, kuo mažesnėmis pastangomis. Tai jeigu kiltų ir atskirų klausimų, mielai kreipkitės į mus ir elektroniniu paštu, mes tikrai susisieksime ir atsakysime. Jeigu bus poreikis, tikrai galite dar kartą susisiekti ir atskirai suteiksime konsultacijas. Primename, kad tikrai laukiame jūsų informacijos iki vasario 15 dienos, kuomet reikia pateikti ataskaitas ir jeigu iki jos kiltų klausimų, kaip teisingai deklaruoti, kokius dokumentus pateikti, tai tikrai, kaip ir jau minėjau, kreipkitės, kolegos pakonsultuos. Kadangi daugiau, matau, kol kas nėra norinčių pasisakyti, tai tikrai dėkoju ir kolegoms, kurie parengė šią prezentaciją. Dėkoju visiems už skirtą laiką ir tai tikrai vienas iš
grupės mūsų numatytų renginių šiais metais, nes mūsų tikslas ir toliau rengti įvairius įrankius, kuriais atsiskaitimas už privalomus ir šiuo atveju direktyvinius reikalavimus taptų paprastesnis ir, kaip ir minėjau, siekis yra mažinti administracinę naštą atsiskaitant ir teikti gerosios praktikos pavyzdžius ir informaciją apie kokios gali būti įgyvendintos priemonės, kad būtų pasiektas Lietuvos užsibrėžtas tikslas. Tai ačiū visiems, gražios dienos ir iki kitų pasimatymų. Ir dar kartą ačiū kolegom. Viso. Ačiū labai už susitikimą. Ačiū viso. Gero. Ačiū. Viso gero. Viso gero. Ačiū.